Nuradai, ką nors iš buto, ar visgi varom pažiūrėti tą variantą, kur aš sakiau? 400 000 visi. Tai va, pirmasis yra toks kaip butas. Tai realiai kaip butas, tai vienintelis darytas remontas. 40... Tas remontas darytas, kaip jis atrodo. Tai kaip pastatytas, tai ir darytas remontas. Variantą gyvent palėpiai. Irgi 400 su viršum tūkstančių. Kur mes čia tilpsim toj palėpiai gyventi? Galim gyventi pašto dėžutėj. Šis išpradėjai. Jau nieko taip iki galo nerandam. Laukia. Galima gyventi laukia. Važiuojam gal pažiūrėti tą variantą, kur aš sakiau. Tai va, čia šitie namai, kur aš tau pasakau. Jums tikriausiai atėmė žadą, ar ne, ponė? Trinkelės, aptverta teritorija, 100 kvadratų, kameros. Ką tu čia darai? Visų pirma, ne 100 kvadratų, o 126 kvadratai. Ir antra, kodėl tu brokeriu apsimeti dabar? Viskas naujai padaryta. Taip. Man šilta čia kokia klasė? A++. Mas lyg A+++++. Ir antras aukštas yra. Ir viskas... Taip. Ir terasa. Žiūrėk, gal ne mūsų biudžetui, čia milijoną kokį kainuos. Tu iš visko man atsivedė. 369 kainuoja. Įrengta, ta prasme. Taip, čia viskas įrengta, čia su pilna apdaila. Ir tu bus? Taip. Ir kondicionieriai, matai? Toliau įrengta. Viskas. Dušas, taip, įrengta. Ką tyli? Viskas. Pilnai. Tu išplanavimą matai? Tai mačiau. Ką? Vonė! Tėvų kambarys. Pilnai įrengta. Drabužinė bus. Dar vienas kambarys. Langai. Dar. Kabliukas turi būti. Čia žinai kas, čia tikriausiai bus kažkoks rangovas, neaiškus, kur nusipirks ir po to dings. Nejuokauk, statytojas daugybę metų dirba šitoj srity. Žiūrėk. Viską. Ne, kodėl tu skambini? Duok, paskambinsiu. O kiek čia laisvų namų, sakai, liko? Dar 3 laisvi namai.